Iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Jau greit stos 7 diena bet gailos, o mes lygi švyti, einam laukais, krutam miškais, šakas renkam savo laužui. Jau greit stos 7 diena bet gailos, o mes vis brendam per brūzgynus, lyg nupuolę kietasprandžiai, ieškom savo jo kelio, savęs nepažinę, pavargę, išsekę, kruvinai nusibraižę. O juk žinom, gretimais driekęs nuostabus Dievo duotas kelias. Jau greit stos 7 diena bet gailos, o mes nesimokom iš patirties, kiek mums dar duota užsispyrimo. Kodėl turėčiau tavimi pasitikėti, kaip nors pati pasinešiu dar pavoksi? Kaip aš tau čia ką pavoksiu? Mesgi čia visi tą pačią kryptimį einam. Vis tiek tu man atrodai nepatikimas. Ai, kaip sau nori. Žiūrėkite, priekyje vėl tie aršūs brūzgynai. O Dieve, kodėl mums taip nesiseka, už ką tu mus baudi? Už ką tave ir tą tavo vyrą baudžia? Tai mes visi čia žinom. Ir tu pati žinai. Tik aš nesuprantu, mūsų už ką baudžia. Ką tu nori tu pasakyti? Ogi tai, kad tu ir tas tavo vyrelis mums visiems meluoja, kad žinot kelią į rojų žemėje. Ką tu čia kalbi, nusišni? O tie ponai lekia savo šviesos greičiu su savo tais elektromobiliais. Džiaukis, kad nors oro nebetešia. Anksčiau fabrikai mus visus dūmais nuodė, o šiaip jie nesikeičia. Tikrai, kad pabudė ir pateisinai. Žiūrėk, aš manau, kad pasaulis gražus ir dosnus, tik Dievo sutverta. Tiems turtuoliams neverta pavydėti. Jie savo rūpesčiuose paskendė. Ir mus visus suklaidino. Aš sakau, toliau nuo jų, toliau nuo visų jų nesąmonių. Na iš ties, brūzginų spygliai tikrai nepagunda, bet žinai, ko aš nesuprantu? Kiek mes čia dar turėsime eiti, ką? Aš manau, kad brūzginai tikrai mus apsaugos nuo neprašytų svečių. Ką tu sakai, tu manai, kad aš tokia naivėsiu? Hei, žmogau, tai ar radai tą kelią į greitkelį?
Ten nėra jokio greitkelio. Pala. Kaip jokio greitkelio? Mes juk aiškiai matėme šviesas. Girdėjome garsus. Ten nėra jokių automobilių, jokio greitkelio. Paklausykite, ten sutikau aš šį žmogų. Tai kas čia praužė? Niekas nepraužė. Tai jūsų baimės. Baimė, sako. Taigi, ar jūs suprantat, kad jisai tyčiojasi iš mūsų? Tu gal geriau eik iš kur atėjęs? Nusiramink. Ten iš tiesų nėra jokių automobilių, jokių greitkelių. Jis yra vietinis žmogus ir jo pagalba mums labai reikalinga, jei mes norim kažkada išpristi šitų brūzgynų. Gerai, žmogau, pasilik. Nors, žinai, gal vis dėlto paaiškinsi, tai kas ten praužė, jeigu tenais negreitkelis? Kol aš būsiu su jumis, jūs nustosite bijoti. Ir daugiau tai niekas nebeūž. Bet tai tu vis tiek neatsakėjai klausimą. O tai kas ten dabar? Ko mes čia visi bijom? Gal pirmiau tu man atsakyk į klausimą. Ką jūs čia veikiate? Tuomet man bus lengviau atsakyti jums į klausimą, ko jūs bijote. Bet tai tu išsisukinėjai, žmogau. Pala. Nusiramink tu. Jeigu taip jau atvirai, tai mes nesam patenkinti šią pasaulio tvarką ir ieškom kažkokio savojo kelio. Argi nesakiau, kad jisai tyčiasi iš mūsų? Tai kas čia praužė? Niekas nepraužė. Aš tik patikrinau jūsų baimės. Tai gal tu nori patikrinti mano baimę gal? Ne, nebereikia. Jau įsitikinau. O tai vis dėlto, ką mes ten girdėjom? Ko čia baidomės? Bijom? Tai jūsų kelias Dievo jums duotas. O bijote savęs, nes pasirinkote kelią be Dievo. Gyvas esi,
kad ten už miško eina Dievo mums duotas kelias. Nesąmonė, nusišneka. Paklausk, o kas girdėti tame kelyje? Kas girdėti tame kelyje? Ten nuolatos reikia melstis, ten visą laiką moralai. Ir nuolatos turi melstis ir Dievą garbinti. Taip, ji teisi. Ten niekad nepadarysi versliukos. Neužsidirbsi nei mašinai, nei būstui. Bijau, kad net šeimai pinigų neužteks. Taip, būsi ubagas iš ubagų. Bet tai, kol mes brendame šitais brūzgynais, tik tolstam vienas nuo kito. Ginčiai po ginčą, ta nuolatinė baimė. Vyrai dėl saugumo jau yra apie ginklus galvot pradeda. Apie ginklus? Ha, tai tu ir eik savo tuo Dievo keliu, o mums ir čia gerai. Pala, paklausk, o kas girdėti tame kelyje? Kad ten dabar bus Dievo prisikėlimo šventė. Tai džiugiausia Jėzaus Kristaus žinia žmonijai. Dukrelės, ateikit pas mane. Matot, vieniems Dievas davė vaikelius, o man padovanojo angeliukus. Šiandienai pakaks. Nepakaks. Aš geriau žinau, kad dar kiek man reikia. Kodėl man reikia laukti rytojus? Tegul sesė laukti. Jai tai patinka. Gerai, kaip nori. Galiu viską atiduoti dabar. O tu ir palauksi. Ką tu čia pieši? Piešiu laimingą sesę. Šaunuolė. Iš tiesų tavo piešinėlis sesė labai laiminga, nors prieš minutę buvo labai pikta. Pupu piesimės netrukus jos pykti sugrįš, o tada parodys, kokiai gražiai kaip užmiršau. Tu mano mažylė, taip galvodama, visada esi miela ir gera. Tu mano mano širdžiai, noriu tave kabinti. Vyresnėlės vardas Įgeidė. Ji šio kūniško pasaulio žmogus. Ji nori, kad visi geri dalykai būtų pasiekimi dabar, laikinajam, kūniškajame pasaulyje. Žvirblis saujoje geriau nei sakalas padangėje. Bėda ta, kad jų visos gerybės ir baigsis su šiuo pasauliu.
o mažylė vardu Kantrioji. Ji būsimo dvasinio pasaulio žmogus. Ji kantrus ir išmintingas žmogus. Tiki dieviškais liudijimais apie ateities dvasinio pasaulio gėrybės. Todėl ji augina save dvasią, o dvasinio pasaulio gėrybės išlaisvinančios ir amžinės. Žinot, mano simpatijos tai mažylės pusė. Ji moka iš aukšto pažiūrėti vertybės. Gerasis žmogau. Tai dabar jau iš manęs tyčiojas vėl. Ne. Žinau, kad tu ne tik drąsi, bet ir geros širdies. Ką tu apskritai žinai? Leisk, aš tau geriau paskaitysiu iš šios knygos. Kaip jums atrodo, jeigu kas turėtų 100 avių ir viena iš jų nuklystų, argi jis nepaliktų 99 ir kalnuose neitų ieškoti tos vienos paklydusios? Ir jei surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dar labiau nei dėl tų 99. Žinai, ką supratau? Kad ten buvo ne avys, tengi buvo vaikai. Tiksliau, viena mano draugo mažoji dukrelė, bet iš kur tu žinai? Leis tau neatsakyti. Antraip jokia čia paslaptis. Ant tavęs ir taip viskas parašyta. Bet jeigu darinčiau, tai šis tekstas yra apie Jėzų Kristų, mūsų visų ganytoją, šlovė jam per amžius.
galite klausti. Iš kur man žinoti, kad Dievas yra visada su manimi? Juk tuo pat metu, kai aš jam meldžiuosi, jam meldžiasi ir mano močiutė, mūsų mokytoja ir daugelis kitų žmonių, kuriuo aš net nepažįstu. Mažutė, jis vienu metu gali būti su kiekvienu iš mūsų atskirai. Tai yra labai sunku suvokti, nes mes gyvename kūnišką gyvenimą, kur yra laikas ir erdvė, bet mes taip pat turime ir dvasinį gyvenimą, kur nėra nei kūno, nei konkrečios erdvės. Dievulis pas tave ateina dvasios keliu ir gali su tavim pasilikti, kiek tik tu nori. Jam nereikia išeiti į darbą? Jo darbas yra mylėti ir visada būti su tavimi. Kaip gerai! Aš paklydusi avytė, Jėzau Kristau! Kaip gerai, kad tu esi mano piemuo! Aš bėgsiu pas kitas avytes, labai noriu jos pasipasakoti ir maldoje padėkoti Dievui. Bėk, jis labai apsidžiaugs. Nes taip kalba viešpats Dievas. Štai, aš pats ieškosiu savo avių ir jas aplankysiu. Kaip piemuo aplanko savo kaimelį, kai jis yra tarp išsisklaidžiusi savo avių. Taip, aš aplankysiu savo avis ir išgelbėsiu jas iš visų vietų, kurios buvo išblaškytos debesuota ir tamsia diena. Aš išvesiu jas iš tautų, surinksiu iš kraštų ir parvesiu į jų žemę. Viešpats yra mano ganytojas. Man nieko nestigs. Jis guldo mane žaliose ganyklose ir arimo vandenų mane veda. Jis atgaivina mano sielą, veda teisumo takais dėl savo vardo. Nors eičiau tamsiausių slėnių, man nieko nestigs, nes tu esi su manimi. Tavo lazda ir tavo ramstis mane guodžia. Žinai, aš šiek tiek mąsčiau, o tu tikrai įsitikinęs, kad, Jėzus Kristus yra gyvas ir jisai neišgalvotas? Įsitikinęs. Įsitikinęs, nes apie tai liudija tikri faktai. O gyvas tai tikrai, nes jisai numirė, bet 3 dieną prisikėlė iš numirusiųjų. Žinai, aš tikrai pavydžiu tau, nes, tu išties apdovanotas. Gerasis žmogau, Jėzus Kristus savo prisikėlimu mums visiems dovanojo amžiną gyvenimą. Aleliuja! Bet tikriausiai su sąlyga. Su sąlyga. Su sąlyga, kad eisite Dievo jums skirtų keliu. Tada dangaus karalystė bus panaši į 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi, paikusios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvus. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvus. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikusios sakė protingoms: duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė: kad kartais nepristigtų ir mums ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo užrakintos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes. O jis atsakė: iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi,
Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. O Dieve, kodėl mes nieko iki galo nežinome? Kodėl tavo dangus tarp to, kas matoma ir nematoma? Kodėl ten neveda nei vienas mano takelis? Kodėl mano maldoj nėra nei durų, nei laiptų į tavąjį debesį, nors su vaikais galva į dangų žvertę įgerėme? Kodėl besisukdamos metų rate aukštyn žvelgia laimės ištroškusios akys, o žodžiai apsvaigę? Ar tikrai, Dieve, per dangų grįšime iš kur atėję? O kodėl tik per tikėjimą ateis tikrasis žinojimas, tik per visų žemiškų gerybių atsižadėjimą? O pažadą, Dieve, pašnibždi man į ausį kaip paslaptį, ir per visą mano gyvenimą tavo didžioji dovana išsiskleidžia. Lyg debesų pakelia mano viltį, tavo pažadas, duota akimirka dvasioje vėl susitikti. O tavo padrasinimas mano sielai nusiraminimas. Būk savimi dėl savęs iki mūsų susitikimo. Nieko daugiau nežinosi, nei duota žinoti. Pasitikėki ir lauk savojo sugrįžimo. Kiekvieną akimirką tau viskas įduota. Kur jūsų viršininkas? Čia nėra viršininkų. Iš kur tu čia išdygai? Ne tavo reikalas. Kur tu, mama? Aš gyvenime nesu tempusi maišo, o man tą palikau kelyje. Dievas mane saugo. Tu čia kalbas turi, laiko gaila. Nori pasakyti, kad tu neturi laiko? Tempi tos sumautus maišus ir rėki, kad neturi laiko? Aš nerėkiu! Atšok nuo manęs! Čia reik pailsėti. Čia ponia yra teisi. Ponia yra teisi. Laiko mes visi turime vienodai, 24 valandas, o laiko trūkumas atsiranda tik dėl prioritetų neteisingo pasirinkimo. Tai ką tu dabar nori pasakyti, mes braudamėsi per tos brūzgynus, tik tuščiai išvaistam savo laiką? O kam brautis pro brūzgynus, jei kaip patvirtino šis žmogus, tikrasis kelias tavyje? Ir ačiū Dievui, kad pavargę nuo šitų brūzgynų pradėjote keisti savo mąstymą. Tiesa, kad mūsų tikrasis kelias yra viduje. Dievo pagalba. Ir suvargę nuo savo šito užsispyrimo pradėjote suprasti, kad priartėję prie anapusybės vartų. Kiekvienas asmeniškai turėsite stoti į Dievo akivaizdą. Ir tuomet nepasiteisinsite, kad visi taip darė ir aš taip dariau. Visi kiti yra tik tai jūs supanti aplinka. Aš nesuprantu, apie kokius anapusybės vartus jisai čia kalba. Juk čia niekas nesiruošia mirti. O tai čia toj tavo knygoje taip parašyta? O tai tos ponios knygoje tikriausiai dar kitaip užrašyta, ar ne? Nepradėkite vienas kito teisti. Aš girdžiu pagierą tavo balse šitai moteriai. Nereikia pykti ant jos. Juk prisimenate, kaip mes meldžiamės maldoje. Viešpatie, atleisk mano kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai dar didelis klausimas ir jinai meldžiasi. Tai ji iš mūsų tyčiojasi ir mes tikėsime. Mylėkite vienas kitą be išskaičiavimo, dievišką meilę ir pasaulis jums nušvis. Tai jeigu aš gerai supratau, tu nori pasakyti, kad jinai yra mūsų vaistas ir kad pats Dievas ją atsiuntė čia?
kaip ir kiekvienas kelyje sutiktas žmogus. Tada man atrodo, aš supratau, jeigu jinai manęs nebeerzina, tai aš kažkiek pagijau. Tai, kai jūs pamilsite su Dievo pagalba visus dievišką meilę, jūsų visi vidiniai nešuliai atkris. Pamatysite, koks palengvėjimas tai bus. Žmonės, nebeteiskite vienas kito. Palikite Dievo reikalus Dievui. O žinot ką? Aš taip ir padarysiu. Ačiū tau. Viešpatie, labai palengvėjo. Atsižadu visko, ko tai buvo įsitvėrusios šitos rankos, visko, kas nebuvo naudinga mano sielai. Dabar bus mano laimės pradžia. Tai bus laimės pradžia. Čia nuo pečių nukris visa našta, čia virvė varžanti mane bus nutraukta. Palaimintas iškaltas kapo skoloje, palaimintas šis kryžius tam šventam kalne. O dar labiau palaimintas tik tas, kuris kentėjo ant šio kryžiaus dėl manęs.
Mokytoja Jurgita yra. 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 Taip, prašom, ateik, pasirodyk. Mes galėjome, svarbiausia, čia daug kam pirmas spektaklis, naujoje erdvėje, netgi neranda kur išeiti, į sceną kur atrasti. Bet pats svarbiausias dalykas yra, kad mes galėjom pakalbėti, kad mums Jėzaus Kristaus duotas pažadas dvasioje susitikti. Ir tai yra toks svarbus dalykas gyvenime, jeigu mes tai suprastume, tai nėra laiko klausimas, tai yra amžinybės klausimas. Ir mes turime tam ruoštis. Ir kai mes tam ruošimės, visos žemiškos negandos, tokios paprastos. Ir neina suprasti, kodėl mes turime kariauti, kodėl mes turime pykti vienas, netoleruoti kito. Tai kiekvienas mes esame Dievo idėja. Mes norėjome apie tai pakalbėti. Ačiū, kad šiandieną galėjome. Gerai, kaip po koncerto.